Graži dienelė, važiuojame ir softuką. Tai šiandien vienas, kaip matot, nieko nėra mašinoj, Hebra su kitu bolidu atvažiuoja ir nieko paimti nereikėjo, tai važiuoju vienas, netoli važiuosim į renginuką. Bus nemenčiniai, mažesnis lygtais kažkiektais, bet mačiau koks 60 vis tiek aposmis, tai turėtų būti įdomu. Tai va, tai žiūrėsim kaip iš evento, kaip žemėlapis, niekad nedalyvau šitam, tai turėtų būti daug veiksmų. Stay tuned. Važiuojam pradžiai prasichromuoti ginklą kaip visada, pasait visus reikalavimus, o paskui kaip visada laukia briefingas ir lekiam į aikštelę. Praleidau publiką į priekį, nežinau kur bėgti, pirmą kartą žemėlapį, tai buvo tikrai sudėtinga, bet pamatėm priekį ateinančius prieš tų skydų, bandėm užsimti kažkokias pozicijas, lokacijas, susiras kažką, bet nieko nepavykus, lipom tiesiog į kalną ir bandėm paimti angle. Tiesiog kampą kažkokį ant priešininkų, kad galėtume juos kažkaip nušauti. Matau, yra miške. Mačiau tenai, turi šaudo. Ir užsėmiau poziciją šalia medžių, kad turėčiau šiek tiek coverio. Šiek tiek sunkiau būčiau matomas priešam ir bandžiau sulaukti ateinančių priešininkų ir stebėjau aplinką, žiūrėjau, ką daro komandos nariai ir bandžiau pristaikyti prie šios situacijos pats. Na ir pirmasis kilas į sąskaitą, labai patenkintas buvau, pradėjau žaidimą su kilu, bet ilgai netrukus pozicija mano buvo atskleista ir pradėjo mane šaudyti iš visų pusių, nelabai supratau, iš kur šaudo ir galų gale likau nušautas, tai teko keliauti į bazę. Grįžus po bazės, ilgai nepagyvenau ir dar kartą nušovė lygiai toj pačioj vietoj, nesupratau net iš kur, bet buvau nušautas ir vėl. Nu. Kaip sekas? Ble, nupeliu kurą, čia kurą, vien tą žalė šliaudžia šį kurvą, kiek lėsiu lios su tas kurvą gult toliau, ble. Jo, vis tiek šliaudžia. Taip, nepataikiau, nu ne? Man tai pirmas ten kaip matot, kolega į galvą gavo ne kartą ir ne du. Po evento nuotrauką turėjom, tai buvo su mum atėjęs, tai tikrai skaudėjo kolega. Jeigu ginklų pataiko? Tipo, jei neturi antro ginklo, tai net gal. Bet realiai man tai pirštą dabar pataiko. Tai irgi. Tai daug kartų mirė, vėl keliavom į bazę, į spavną ir greitai paleidom mus vėl atgal. Heiterių šaudė. Kiek jau turim 10? Ir kaip kolega sakė, nebūkit heiteriai, palaikinkit video. Ir keliavom toliau į per eventą, tai po griuvėsius vaikščiom, bandėm surasti priešų, bet nesėkmingai, bet noriu vis tiek parodyti jums maždaug žemėlapį, kad įsivaizduot kaip vyko, kokią projekciją žemėlapio, kaip atrodo griuvėsiai, turėjom dar ir tunelių, turėjom ir pastatų, tai stengsiuosi viską parodyti šiame video, kaip įvyko. Bėgam žemyn. Na, čia greitai turėjom su kolega prabėgti tiesiai žemyn, tačiau prabėgiau vienas, iš toli šaudė iš pastato, tai ilgai neužsitrukus, buvau pastrigęs, tai lindau į tuneliuką ir tunelį buvo šiek tiek jau daugiau veiksmo, bet dėja, neturėjau prožektoriaus, nebuvau pasiruošęs, nežinau, kad žemėlapiai bus tuneliai ar ne, nepasidomėjau ir buvo šiek tiek sunkiau orientuotis tamsoj. Na, veiksmo tikrai netrūko tunelį, buvo ir padarytų šiurpių garsų, stengiau sekti komandą ir žaisti su jais kartu, nes neturėjau pats šviesos. Vos keletą kartų neįsišaudėm savų, nes tikrai tamsu ir labai sunku pamatyti priešus, bet po truputį tikrinomės kambarius ir bandėm viską iščekinti, bet tikrai sudėtinga, nes tuneliai dideli, ilgi ir kambarių labai daug. Tai ganėtinai užtruko, kol išsivalėm, visko nerodysiu, parodysiu labiau, kas buvo prie veiksmo, nes tuneliai tikrai buvo išties ilgi ir painus. Pamatėm 2 pušinančius skydus, kolega liepė eiti į kambariukus. Ir stengiamės užlikti tyliai. Sakė būt kambariuose tyliai ir laukti veiksmų, tai tą stengiausi daryti. Įlindau į kambarį ir tyliai klausau, kas vyksta.
kaip girdim, veiksmo tikrai netruko, šaudysi, gaudysi, nesupratau, kas laimi. Ar savi ir priešai buvo tikrai neaišku. Girdžiu vis daugiau nušautų žmonių ir atrodo, kad mūsiškai pralaimi. O, keletas minučių. Tiksliau, net koja 20 minučių praleidau ten būdamas. Pamačiau atbėgančius priešus ir juos sušaudžiau. Sorry, galvojau geltonis, prašau. Galvojau, atbėga priešai, sušaudžiau savus, bet ką padarys. Būna ir tokių situacijų. Na, iš tunelio grįžus, sugavom nurodymus, kad mus pušina prie pagrindinių pastatų. Tai viena pagrindinių užduočių buvo, yra mato dėžutė, tai tą dėžutę reikėjo įdėti į juostelės. Tai yra šviečiantės lasdelės ir kuo daugiau tų lasdelių išlaiko viena ir kita spalva, tie labiau laimi. Tai pagrindinė mūsų pozicija ir gynybinė pozicija buvo čia. Ilgai netrukus pasipušinom į priekį, pamačiau priešus priekį ir reikėjo stengtis laikyti miško poziciją ir neprisileisti arti priešininkų. Ir smagus porą kiliukų į mano tarp kišenę. Na, o dabar jau didesnius žiūrovus siūlyčiau nežiūrėti, kas vyks toliau. Iš 3 metrų šovė, kurvi, į veidą, tiesiai koja šauk, visą žmogų patai. Na, iš tiesų, keiksmų netruko, bet paaiškint trumpai situaciją. Tai buvo nušauti 2 žaidėjai iš labai arti ganėtinai, netikėta situacija, kontaktas iš arti, žmonės išsigando, vieni kitus sušaudė. Na ir tikrai netrūksta ir softe pas mus tokiu momentu, bet tikrai nereikėtų, manau, labai įsižeisti ar sunerimti, nes tai, manau, yra dalis ir softo, suaugę vyrai ateina pažaisti ar ne vaikų darželis, ne vaikų žaidimo aikštelė, tai visko būna, emocijos užvaldo, tai negalim pykti nei ant šaukiančių žmonių, nei ant to. Aš pilnai suprantu tiek vieną pusę, tiek kitą, tai manau. Visko pasitaiko, ar ne? Vyrų žaidimas, vyriškas žaidimas, kartais tenka gauti. Išsiliejam tą momentui, o kitą dieną, kaip sakoma, kaip tikri vyrai, pamirštam ir keliaujam toliau. Turi kas nors turnikėt? Na ir keliaujam toliau, neprikėlėm prie savų. Užmatėm sniperį, bet sniperis nebereikalo sniperis, tai likau greitai nusnaipinta šitoj situacijai. Hit. Smagiai sukritom, bet nieko baisaus. Važiavom toliau, prisikėlėm ir keliavom į sekančią poziciją. Čia užmačiau priešininkus iš galo, bandžiau snykinti visiškai jiem iš galo ir tikėjausi likti nepastebėtų. Deja, tačiau ne viskas vyksta kartais taip, kaip norisi, kaip įsivaizduoju toje situacijoje. Aš tyliai galvoju, nu manęs už medelio nemato, bet galimai medelis buvo šiek tiek per plonas. Ir teko gauti vėl šrutų saują, bet numirta buvo tikrai ne kartą ir ne du, jau dūsaujam. Ir kaip ir minėjau, norėjau parodyti pastatą, tai viena iš dalis žaidimo irgi užimti šitą pastatą, bet čia labiau buvo geltonųjų pusėje, mes net neturėjom progos prieiti pripušint. Tai keliaujam vėl prie pagrindinės pozicijos, kur buvo juostelės, ar nereikėjo užsiminėti, bandėm dūmų užsklandą užsimesti ir pušintis į priekį, kad galėtume kažkaip tais užimti savo pozicijas. Čia jau čia reikia eiti už šito pastato. Kurie gali bėgti čia nais, blėt. Ką tik išmeti? Nespran, nėra dūmų, nieko, blėt. Ot, ką tik išmeti? Dingu. Na, turėjom dūminę užsklandą, norėjom pušintis, bet greitinai pradingo ir nieko nepavyko pavykti. Bet išsiaiškinom, kad šone pas mus yra tik tais savilygtais, atėjom, užsėmėm vėl poziciją į priekį ir bandėm ją laikyti. Ilgai nepalaikius šios pozicijos, pamatėm ateinančius vėl 2 skydus, tai reikėjo bandyti nušauti, Hebra nepykino, visi bijojo, kadangi turėjau 4x skaupą, kaip matot, bandžiau gražiai sušaudyti, pašaudyti juos, bet tik paskui supratau, kad išlindusios šiek tiek kojytė šone, tai galima buvo juos ir į kojas nušauti ar ne, ir į petį nušauti, tai pavyko sunaikinti netgi vieną skydą ir paskui netgi ir antrąjį sugebėjau nušauti. Kitas irgi. Tai baigiam mes šį epizodą, tik trumpai norėjau dar parodyti, kad turėjom prieš tai tokį gilį siūtą, kurį sugebėjau sutikti žaidime kaip priešininką, čia per briefingą šiek tiek. Ir tikrai vos pastebėjau šį žaidėją ir suteikė tikrai gerų emocijų visai man. Ne, labai lėtai, bet pamačiau realiai, jau prieš šaudant.
Tai ačiū, kad žiūrit šį kanalą, nepamirškit palaikinti ir subscribinti, tai bus dar didesnė motivacija kelt dar daugiau video iš Airsofto.